Aš ir vėl YouTube'ai. Tai šiandien bus paprastesnis video. Tiesiog papasakosiu ir parodysiu, kaip aš gaunu nemokamos motyvacijos. Tai mano vienas mėgstamiausių YouTuberių tai yra Martas Stankevičius. Ir su jo vienu naujausiu vaizdo įrašu, kuris papasakoja apie savo 2024 metų tikslus, parodysiu, kaip galima iš to video gauti daug motyvacijos. Tai nieko nelaukus, pradedam. Pirmas – disciplina. Aš visą laiką tą tokią minimalią discipliną turėjau, vis tiek pasiruošti daryti vlogą, sumontuoti ir panašiai, bet per pastaruosius pusę metų tą discipliną labai paaugo. Kokybiškas laikas dirbant, kokybiškas laikas su mergina, kokybiškas laikas sportuojant, gebėtis keltis anksti. Ką iš karto pamačiau, tai jo pirmą tikslą tai dar daugiau disciplinos. Bet dar jis pasakė, kad kokybiškas laikas su šeima, sportu ir ką reiškia, kad jis sportuoja. Tai iš karto aš pagalvoju, jeigu aš nesportuoju, tai kodėl jis gali sportuoti, o aš ne. Bei jis turi kokybišką laiką per visą dieną, tai kodėl aš negaliu. Antras – naujas pajamos. Marta, kiek galima verslauti? Jo, žinau, dabar mūsų pagrindinės pajamas yra vis tiek iš šitų fotografijos. Visus kitus pajamų kanalus esu taip labiau. Bet šiais metais tikrai noriu introducinti kažkokį naują būdą, kaip aš galiu uždirbti pinigus. Ar tai būtų kursas, ar tai būtų merčas, ar tai būtų dar kažkas kitas. Dabar pamačiau, kad daugiau dalykų, kad jis nori gauti daugiau pinigų, bet čia nesmė. Kas mane žavi, kad jis nori daugiau dalykų iš naujo, ko jis nėra bandęs, kaip merčą, naujas pajamos ar kažkas. Ketvirta, šiai dienai aš esu geriausiai kūno savo formai per visą gyvenimą. Ir aš tikrai to nenoriu pamesti. Tai tikrai noriu išlaikyti tokią formą. Tai apie sportą, tai labai paprasta. Jeigu jis yra tokios formos, kodėl aš negaliu. Penktas. Noriu didžiuotis savimi. Tai yra tikslas, kurį turėjau 23 metais ir jį pasiekiau. Lygiai taip pat 24 noriu daryti dalykus, kuriuos aš pasakau, kad darysiu. Juos įgyvendinti, juos pasiekti. Ir automatiškai aš savim didžiuotis. Man šis tikslas atrodė labai paprastas, bet jis man labiausiai patiko. Aš būna, kad susigalvoju per visą savo dieną visokius taskus ir kai aš visus tos dalykus padarau, aš žiauriai džiaugiuosi. Septintas. Užbaigti savo setupą, kurį pradėjau čia daryti. Gal kas matė, čia yra naujiena. Oi, šitas staliukas yra naujiena. Šiai dienai labai patinka, ką aš sukūriau. Per šiuos metus tikrai jį noriu užbaigti, nes patogi, maloni darbo vieta yra žiauriai svarbu. Čia neišsikaliniai. Man labai padeda, kai aš susitvarkau, kai žinau, kur yra viskas vietoje, kada aš čia galiu būti. Tai čia biškai aš kitaip galvoju. Aš irgi turiu tą darbo vietą, aišku. Ir aš iš šitą pasakymą pasikraunu motyvacijos, kad visą laiką čia turi būti tvarkinga. Ir aš labai neseniai pradėjau kiekvieną savaitę tvarkytis. Ir dar turiu tokius 5 ekstras tikslus, kuriuos nežinau, ar šiais metais pasieksiu, bet tikrai noriu padaryti. Pirma, išleisti kažkokį kursą, ar tai būtų apie montavimą, apie verslą, nežinau. Antra, merch. Nežinau, ar šiais metais, bet tikrai norėsiu pasileisti. Trečias, manau, tikrai daug kas norėjo šitą išgirsti. Tai biteris. Kažkada norėčiau. Buvo smagu. Ketvirtas, sverti 80 kg. Įsivaizduojat? Šią dieną sveriu 70 ir natūraliai aš nekylu aukščiau. Reikia kažką daryti. Ir 5 iš tų tikslų yra mityba. Tai manau, šitie dalykai yra susiję. Susitvarkyti mitybą, turėti daugiau kalorijų, būt biški. Tai dar ką jis pasakė, tai kad jis nori sugrįžti prie dalykų, kurie jam teikia laimę, bei nori siekti daugiau. Ir ką aš dar įsikvėpiau matydama šį video, tai jo montažas. Jis 3 minutės tiek teksto, tiek montažo, bei kas man dar žavi, tai jo filmavimas. Jis vienam kambaryje atrado tiek daug vietos, skirtingas vietas kameras ir davė šiam video įvairovės, bei suteikė man motyvaciją. Tai tiek šiam video ir susitiksime kitame.